Oho, pažiūrėk į tai, įspūdinga. Per vos 5 savaitės mums pavyko išauginti gausybę šaknų iš šio avokado ūglio tai, ką daugelis laiko beveik neįmanomu, ypač kai kalbame apie sunkiai dauginamus augalus, tokius kaip avokadas. Ir kas nuostabiausia, mes tai padarėme naudodami medžiagas, kurias beveik visi turime namuose ir pasitelkę vieną didelę paslaptį, kurią pasidalinsiu šiame vaizdo įraše. Ir tai padaryti labai paprasta. Naudosime paprastą plastikinį butelį. Nesvarbu, koks dydis ar storis. Gali naudoti bet kurį turi namuose. Aš naudosiu šį, nes man jis labai patogus tokiems ūgliams. Dabar, kaip matai, žymime taškus, kur darysime mažas skylutes. Kai jau pažymėjome taškus, peiliu arba kanceliariniu peiliuku labai atsargiai padarysime skylutes, kaip rodau vaizdo įrašą. Gerai, dabar, kai jau turime padarytas skylutes, kitas žingsnis perpjauti butelį per pusę. Šios dalies, kurią nuimsime, neišmesk, nes vėliau ją panaudosime, kad sukurtume mažą šiltnamio efektą, kuris padės išlaikyti drėgmę ir paskatins ūglio įsišaknyjimą. Kai jau atskyrėme šią dalį, paimsime šiek tiek vatos. Tai naudojama tik tam, kad perlitas neiškristų pro ką tik padarytas skylutes. Taigi tiesiog uždengėme skyliutes vata, kad jos būtų visiškai uždengtos ir ši dalis jau bus baigta. Dabar atėjo laikas įberti perlito. Perlitas yra labai nebrangi, lengva ir itin efektyvi medžiaga dauginimui. Paprasčiausiai užpildysime maždaug 3/4 butelio, palikdami viršutinę dalį laisvą. O jei neturi perlito, taip pat gali naudoti nuplautą upės smėlį. Iš tiesų, jis veikia gana gerai. Tačiau asmeniškai perlitas man davė geresnių rezultatų, todėl šiame metode naudosiu būtent jį. Kai mūsų daugintuvas jau paruoštas, mums reikės indo, kuris galėtų sulaikyti vandenį. Šiuo atveju naudoju gilų lėkštę, bet gali naudoti bet kokį kitą indą, kurį turi namuose. O dabar jau laikas imtis ūglio. Šiuo atveju naudosiu avokado ūglį. Šis iššūkis gimė dėl vieno žmogaus, kuris prieš kelis mėnesius manęs paklausė, ar ši sistema veiktų ir su sunkiai dauginamais augalais. Ir jau dabar galiu pasakyti, kad taip, sėkmės procentas mane labai nustebino. Pasirinksime maždaug 10 cm ilgio ūglį, tai yra apie 4 colio. Svarbiausia, kad ūglis liektų tiksliai virš skylučių, kurias padarėme. Jei reikia šiek tiek pataisyti ir patrumpinti, kad puikiai tilptų, tiesiog tai ir padarome. Dabar paimsime mažą gabalėlį alavijo ir patrinsime juo visą apatinę pjūvio dalį. Po to atvoliosime tą vietą šiek tiek maltą cinamonų žievele. Cinamono žievė yra natūrali priemonė dažnai naudojama siekiant išvengti grybelių atsiradimo. Kai tai padarome, įkišame ūglį į perlitą ir paliekame jį galutinėje padėtyje. Ir štai čia slypi didžioji šio metodo paslaptis. Tai, ką turiu čia, yra gluosnio žievė ir lapai. Ir atvirai sakant, tai ir yra didžioji paslaptis. Ši medžiaga yra labai pigi ir joje yra natūralių junginių, kurie tradiciškai buvo naudojami šaknų formavimui skatinti. Paruošti ją labai paprasta. Imame litrą vandens, maždaug 1/4 galono ir įdedame valgomąjį šaukštą gluosnio lapų bei žievės. Maišome apie 30 sekundžių ir jau paruošta. Dabar šį mišinį po truputį pilame į lėkštę, kol gausime maždaug 2 ar 3 cm, arba kitaip tariant, 1 colį skysčio. Ir čia vyksta kai kas labai įdomaus. Drėgmė pradės po truputį kilti kapiliariniu būdu. Perlitas palaipsniui sudrėks ir tai užtikrins, kad auginys turės tobulą drėgmės kiekį, nei per daug vandens, nei per mažai. Ir būtent to mes siekiame pastovios ir stabilios drėgmės, kad paskatintume naujų šaknų atsiradimą. Dabar paruošime nedidelį prevencinį fungicidą. Imame litrą vandens ir įpilame arbatinį šaukštelį vandenilio peroksido tokio, kokį paprastai turime namų vaistinėlėje. Gerai išmaišome ir supilame į purkštuvą. Tiesiog lengvai apipurškiame auginį. Tai mums labai padės išvengti grybelinių problemų. Dabar uždedame butelio viršutinę dalį ir sukuriame savo mažą šiltnamio efektą.
ir pernešame propagatoriui labai šviesią vietą, bet be tiesioginių saulės spindulių. Tai labai svarbu, nes jei pastatysime tiesioginėje saulėje, auginys gali išdžiūti ir visas darbas nueis veltui. Kitas mažas triukas, kurio noriu su tavimi pasidalinti, man asmeniškai labai pasiteisino tokio tipo dauginimo atlikti per mažėjančią leidžiančiąsi mėnulio fazę. Kodėl? Na, pagal tradicinę žemdirbystę ir daugelio ūkininkų patirties, šios fazės metu sultis labiau kaupiasi apatinėje augalo dalyje, tai yra šaknyse ir stiebų pagrinde. Būtent dėl to daugelis žmonių šiuo laikotarpiu daro auginių sodinimą, persodinimus ir visus darbus susijusius su šaknų sistema. Taip pat svarbu tinkamai pasirinkti metų laiką. Asmeniškai geriausių rezultatų pasiekiau nuo žiemos pabaigos iki pavasario pabaigos, kai temperatūros pradeda švelnėti ir augalas vėl pradeda aktyviau augti. Tai galima daryti ir ankstyvą rudenį, jei klimatas švelnus. Priešingai, vengčiau tai daryti vidurvasarį dėl aukštų temperatūrų ir taip pat žiemą, nes dauguma augalų tuo metu beveik visiškai sustoja, o šaknų formavimasis dažniausiai būna lėtesnis. Ir dar vienas dalykas prieš baigiant. Šį metodą gali išbandyti praktiškai su bet kokio tipo medžiu. Jei galvoji tai daryti su kokio nors ypatinga rūšimi ar su medžiu, kurį visada manai, kad neįmanoma padauginti, tikrai drauge pabandyk, nes šis būdas ir ši dauginimo sistema yra vieni iš stipriausių, kokius esu bandęs iki šiol. Iš tiesų tai jau beveik profesionalus lygis, bet su didžiuliu pranašumu, kad viską darome labai paprastomis priemonėmis, prieinamomis beveik kiekvienam. Pavyzdžiui, aš išbandyčiau su citrinmedžiais, apelsinmedžiais, granatais, figmedžiais, alyvmedžiais, šilkmedžiais ir net su kai kuriomis dekoratyvinėmis rūšimis, kurias paprastai dauginti yra šiek tiek sunkiau. Galiausiai vienintelis būdas sužinoti, kiek toli gali nueiti šis metodas, yra eksperimentuoti. O dabar ateina pati geriausia dalis. Po 5 savaičių laukimo pagaliau atėjo metas sužinoti, ar visas šis darbas davė rezultatų ar ne. Ir atvirai pasakius, jaudulys buvo milžiniškas, nes viena yra atlikti eksperimentą, o visai kas kita pamatyti, kas ten viduje įvyko. Taigi atidengsim jį ir pažiūrėkit tai. Įspūdinga. Vos tik priartėjus pirmas dalykas, kurį pamatau, nauji ūgliai augantis iš kirtinio. Tai jau buvo neįtikėtinas ženklas. Bet palauk, nes čia dar ne pabaiga. Pažiūrėk, kokia nuostabi akimirka. Pažiūrėk, kiek šaknų mums pavyko užauginti. Baltos, sveikos, storos ir puikiai išsivystyčios šaknys. Ir būtent šią akimirką visas įdėtas darbas, kantrybė ir laukimas tampa verti pastangų. Dabar tereikia tiesiog pasodinti kirtinį į mažą vazonėlį, kad jis toliau augintų savo šaknų sistemą, kol turės stipresnes ir galutinės šaknis. Vėliau jau galėsime jį perkelti arba į didesnį vazoną, arba tiesiai į žemę toje vietoje, kur norėsime pasodinti. Tiesiog palaistytume kelis kartus, pasistengtume pastatyti jį tokioje vietoje, kur nebūtų per karšta ir viskas, turėtume puikiai augantį naują vaismedį. Visiškai nemokamai ir visiškai funkcionalu. Na ir štai tiek šiandienos vaizdo įrašai. Jei tau patiko šis metodas, būčiau labai dėkingas, jei paliktum patiktuką ir pasidalintum šiuo vaizdo įrašu su žmogumi, kuriam taip pat patinka augalai ir vaismedžiai taip ir tau. O jei dar neužsiprenumeravai kanalą, kviečiu tave tai padaryti, nes kiekvieną savaitę darome naujus eksperimentus, naujas dauginimo technikas ir dalinamės tikrai veikiančiais metodais. Susitiksime kitame vaizdo įraše. Stipriai apkabinu ir iki kito karto.